renginį. Aha. Kaip pavardė? Neturiu pavardės. Be pavardės? Aha. Žmogus. Nu gerai. Ne, žmogus reikia mums pažymėti. Matas. Matas. Taip. Čia Matas vienas atėjo. Liktai. Nu gerai, tai prašom praeiti tada. Prašom jūs rėkti čia. Prašom praeiti. Tu ką, čia į konferenciją? Žmogaus teisų. Taip, jo pavardę žinot, jis nesakė pavardės savo. Aš iš giminės. Tado. Matas Tado. Ten kažkur kabykla yra. Ten yra šitą rūdinę, kairį į kairį. Ir reikės ir aukštą. Gali suristų, gali pėsčių. Labadiena visiems čia susirinkusiems Vilniuje, pačiame jo centre, Teisingumo ministerijoje. Tai tikrai yra teisingas pasirinkimas. Mano vardas Darius Matas, esu LRT radijo žurnalistas ir girdėjas. Šiandien su jumis bendrausiu taip pat ir kviesiu jūs ne tik įsigilinti žmogaus teisės, kiek akyliau ir pastebėti, kaip jos yra užtikrinamos Lietuvoje, bet taip pat ir patiems kelti klausimus, ko trūksta Lietuvoje, tam, kad mes situaciją turėtume ženkliai geresnę. Šią diskusiją ir šį renginį organizuoja Teisingumo ministerija, taip pat programa Kurti Lietuvai. Na, o ją galite ne tik čia girdėti, bet taip pat galima, aišku, stebėti nuotoliniu būdu, tad labai malonu pasisveikinti ir su tais, kurie stebėte šią transliaciją įsijungę štai, pavyzdžiui, Teisingumo ministerijos YouTube paskyrą arba Kurti Lietuvai Facebooko paskyrą. Na, o pradėsime mes renginį visų pirma nuo sveikinimo žodžio, kviečiu čia Teisingumo ministrę Eveliną Dobrovolską. Atsakytas ir viena, kad mes jį nerandam atsakymą galvaus. Taip, dar traukime tada mes ir čia susirinkusius žmonės, aš tai matau ranką keliamą, tai matyt turite klausimą. Taip, turiu klausimą. Kokia tai yra suma, apie ką mes kalbam ir apie kokį nevyriausybinio sektoriaus stiprėjimą galim kalbėti. Ir paskutinis visiškai politiškai nekorektiškas palyginimas, kad ta suma yra maždaug 3 vieno mums gerai žinomo politiko keliuko pasfaltavimai. Ir va čia yra metinis biudžetas. Tai man atrodo, šitas klausimas yra didelis, neatsakytas ir gėda, kad mes jį nerandam atsakymą normalaus. Taip, dar įtraukime tada mes ir čia susirinkusius žmonės, aš tai matau ranką keliamą, tai matyt turite klausimą, ar ne? Ir aš paprašysiu, sekundėlę, prieis prie jūsų mikrofonu, tai tiesiog visiems, kurie čia esate, norėsite užduoti klausimą, tiesiog paprašysiu vieną labai dalyko, kad labai konkrečiai tą klausimą suformuluotumėt, kad būtų galima jį atsakyti. Dėkoju. Labą dieną, malonu, kad susirinkot. Kad sutartys galiotų, reikia laisvos valios. Sutinkat, taip? Kad sutartis galiotų, reikia pasirašyti sutartį, tai ir turi turėti kažkokį, tai matyt, juridinį, čia Teisingumo ministerijai daugiau atsirastų, matyt, išmanančių žmonių negu aš, bet laisva valia yra pasirašyti, taip. Žmogus, kuris atsisakė būti juridinio darinio Lietuvos Respublika asmeniu, vykdė konstitucinę teisę, lietuvis gali gyventi Lietuvoje ir vis viena po 2 metų, kai jis pranešė visoms vidaus reikalų ministerijoms, kad jis atsisako būti Lietuvos Respublikos piliečių, jisai po 2 metų vis viena kišami jam asmens kodai ir kankinamas psichiatrinėje ligoninėje. Taip, bet mano klausimas vis tiek buvo prašymas konkrečius klausimus užduoti, tai aš suprantu jūsų poziciją čia. Ar jūs bendraujate tik tarpusavį, ar sakėt uždavinėt nepatogius klausimus? Taip, bet mes kalbame apie labai konkrečią temą. Tai mes kalbame apie žmogaus teisės užtikrinimo sistemą. Tai jūsų klausimas yra koks? Ar gali atsisakyti žmogus Lietuvos Respublikos asmens pilietybės? Taip, gerai, dėkoju. Tai gal galime tą sureaguoti? O aš tada šiek tiek norėčiau jums klausimą atgal grąžinti, nes viena vertus jūs referuojat ir sakot, kad asmuo yra laisvas ar ne, ir kalbat apie tai, kad nepriklauso arba tam tikri dokumentai neturėtų nulemti to asmens teisų arba atsakomybių Lietuvos ir referuoti, ar ne, bet kita vertus jūs remiatės konstituciją.
Tai va čia reikėtų, aišku, atsakymą savo pačiam turėti. Kur jūs esat ir kaip jūs save suprantate. Nes jeigu viena vertus konstitucija kalbat ar ne ir referuojate apie savo teisės ir pareigas, kad jūs jas turit, bet kita vertus sakot, kad jūs nepripažįstat Lietuvos Respublikos kaip tokios, tai čia atsiranda disonansas, į kurį atsakyti yra sudėtinga, nes tada, kai yra patogiau ar ne, kalbat vienaip, o kai yra šiek tiek nepatogiau, tai tada konstitucija išnyksta. Tai siūlau tiesiog atsakymą turėti savo pačiam iš šitą klausimą. Aš nesakiau, kad neegzistuoja Lietuvos Respublika, bet jisai yra lietuvis ir jisai gyveno Lietuvoje, bet jis pakavo vis vieną ir iš asmens kodą, jeigu jis prieš 2 metus jo atsisakė. Taip, dar profesorė turėjo atsakymą irgi. Labai trumpai noriu sureaguoti. Iš tikrųjų, konstitucija tai galioja ne tik Lietuvos piliečiams, visi tą žinom ir ją tikrai galim remtis ir Lietuvoje esantis žmonės, ar tai būtų užsieniečiai ar ne, tikrai tokio klausimo, kad ten kažką sulaikyti dėl to, kad tas žmogus kažkaip yra neteisėtai Lietuvoje ir jam tarsi negaliotų, tai taip nėra. Čia atsakymas turbūt labai aiškus, o ar žmogus gali atsisakyti pilietybės, aš suprantu jūsų klausimas ir galbūt dar papildomas komentaras. Tai žmogus gali atsisakyti pilietybės, bet kadangi valstybė irgi yra prisėmusi įsipareigojimus rūpinti žmonėmis taip, jeigu tas žmogus nebeturės jokios pilietybės ir taps be piliečių, tada yra tam tikri ribojimai, taip, kad valstybė turėtų tokiu žmogum visgi rūpintis. Jeigu tas žmogus turi kitos valstybės pilietybę, tai tikrai jokios problemos atsisakyti nėra. Tai va, čia tiesiog iš teisinės pusės žiūrint, čia atsakymas labai aiškus ir turbūt diskusijos nereikalaujantis. Lietuvos Respublika turi įsipareigojimus Jungtinių tautų organizacijai žmogaus teisės ginti. Dėl asmenų be pilietybės situacijų mažinimo be abejo, bet, kaip sakau, jeigu žmogus turi kitos šalies pilietybę, tai tikrai nėra problemų atsisakyti ir žmogus nėra verčiamas laikyti savo pilietybę, juk dabar irgi balsuosime dėl pilietybės išlaikymo faktiškai kai kuriems Lietuvos piliečiams, kurie norėtų galbūt išlaikyti, taip ir galbūt negali pagal dabartinės Lietuvos įstatymus. Labai gražiai šnekate, tarpusavį bendraujate, bendravote su ministerijomis, bet pabandykit pabendrauti su savo pareigūnais, juos išmokinti dirbti, juos išmokinti laikytis įstatymų ir pabendraukit su paprastais žmonėmis. Nes jie pasakys, kur yra problemos, kur kas stringa. Nes laiškus nieks neatsakinėja. Koks skirtumas, jūs 100 ministerijų sugalvosit, ar vieną bus. Jeigu laiškus jūs vieną neatsakys, ar tas 100, ar tas vienas, koks skirtumas. Jeigu nėra bendravimo tarp žmonių ir jūsų ministerijų, tai apie kokią žmogaus teisės galim šnekėti. Dėkui, visą gerą. Taip, dėkuoju labai jums už komentarą. Tiesa, apie tą ir tarp institucinį bendradarbiavimą taip pat buvo kalbėta tyrime, bet jį galima plėsti ir į bendradarbiavimą tarp ir žmonių. Ir čia mes turėjom dar vieną klausimą, tai paprašysiu, jeigu galim mikrofoną prinešti. Sveiki, Renata Kuleš iš Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros. Kadangi čia buvo tie komentarai dėl asmenų be pilietybės statuso, tai manau, kad irgi turėčiau ir norėčiau prisidėti prie šitos temos. Tai pasaulyje, taip pat tai yra mūsų organizacijos klausimas, asmenų be pilietybės mažinimas ir yra rekomenduojama ir šiaip toks bendra tendencija yra, kad pasaulyje neturėtų būti žmonių, kurie yra be pilietybės. Tai yra turėtų būti valstybės, kurios yra atsakingos už savo piliečius. Ir šiuo metu Jungtinės tautos daug dirba, kad sumažinti ir aplamai panaikinti be pilietybę. Tai ta prasme, kad nes asmens be pilietybės situacija yra pakankamai pažeidžiama ir dėl to Jungtinės tautos nerekomenduoja, kad asmenys taptų bepiliečiais ir kaip tik yra konvencijos ir tarptautiniai susitarimai siekiant to, kad tų asmenų be pilietybės būtų kuo mažiau, o idealiame pasaulyje aplamai nebūtų. Tai galbūt va čia toks yra ir atsakymas ir iš tikrųjų tikrai patvirtinu, ką sako profesorė Vyra Jakulevičienė, kad visgi yra tam tikri įsipareigojimai ir taip pat yra Lietuvos įsipareigojimas,
kad tuo atveju, jeigu asmuo, kuris atsisako pilietybės, atsidurtų toje be pilietybės situacijoje, tai tokiu būdu yra tam tikri apribojimai ir visgi palikti tą žmogų piliečiu, nes jis tada patektų į tą rizikos grupę, į tą pažeidžiamų asmenų ratą. Tai iš tikrųjų yra bendras pasaulinis globalus toksai poreikis ir noras, kad mažinti bepilietybę ir kad tokių žmonių būtų pasaulyje kuo mažiau. Dėkuoju Jums labai už Jūsų pastebėjimą. Kadangi mes kalbame apie pilietybę ir apie tai, kad šalis turėtų užtikrinti piliečių teisės, tai mes tikrai turime pavyzdžių, kai vis tik tai nepavyksta padaryti. Ir kontrolierė vėl norėčiau Jūs kreiptis. Kodėl vis tik taip nutinka, kad turėtų rūpintis pilietis, bet nesirūpina elementarios žmogaus teisės, kurios yra, kaip anksčiau minėjau, įvairiuose tarptautinėse susitarimuose pasirašyti dokumentai, jos taip pat negalioja. Tai visai neseniai Jūsų institucija pripažino, kad policija neužtikrino taikaus susirinkimo LGBT žmonių mitingo metu. Pavyzdžiui, į Jungtinių Valstijų pavyzdį. Kodėl tai nutinka?